Farming simulatorius 2.13 metų pati seniausia dalis, kuri yra atvirai publikuota Steam platformoje ir man atsirado galimybė ją išbandyti, kurią noriu tikrai pasinaudoti. Aišku, kiek žinau, yra dar senesnių dalių, tačiau Steam'e tik tais 2.13 metų, kurį mes šiandien ir išbandysime. Įdomu pasižiūrėti, kaip žaidimas atrodė tada ir sulyginti su naujausia dalimi. O prieš šokant amigos prie video nepamirštam paspausti laiką, subscribe ir tada nieko nelaukia, šaunam prie video. O gyvenimas. Ko, bet tokio nesitikėjau, grafikos labai keistai, tokios keistai malonios. Aš nežinau, jos taip atrodo 13 metų farmingas, taip atrodo 25 farmingas. Mes pradedam nuo 6000, tik tais kažkas $2 nuo manęs paėmė. Matau jau traktoriuką, kas ten kombainas toksai. Grafikos. Netgi nepasakyčiau, kad jos blogos, jos savo turi tikrai vibe. Kas čia telefonas? Oi. Kombainas, nu, okei, lower, kad ir jį padarome ir pajungiame mes jį. Wow, lauk, hire workerį, normaliai tiesiog workerį pasiėmiau, bet man kas sekundę pinigai tiesiog dega jau iš banko. Nu gerai, tegul jisai čia man pravaro. Okei, ką mes dar turime? Wow, life, višta dar man po kairę kriokia, traktoriukas. Atsiprašau. Biškiai tokią situaciją papuoliau. To man traktoriuko ir nereikėjo. Sėdame į šitą. Aš čia kaip suprantu, čia mano namai, aš čia gyvenu. Aš galiu jai. Ne. Nu, pagal drabužius matau, kad aš ne vienas gyvenu. Tai jis, nežinau, manęs į namus neįsileidžia, galbūt kažką prisidirbu, ko aš nežinau dar pats. Ok, tai ką aš noriu šitam žaidimui iš viso apžiūrėti, tai patį mapą, kaip viskas yra padaryta. Ar yra kažkas daugiau negu šita ferma čia. Tada kitas yra transportas, kaip jis viskas važinėjasi. Aišku, buvau biški jau ten padaužęs porą traktoriukų. Matau, dar yra kelias, kuris eina kažkur. Lauk, mapo mes neturime. Tai aš kaip suprantu, čia yra mūsų visas mapas, mes esame greičiausiai kažkur, net nežinau, kur mes esame iš tikrųjų. Pats transportas ir pats vairavimas matosi, kad tikrai 2.13 žaidimas, palyginus su dabartiniom grafikom ir realistiškumu, tai, nu, atsiprašau, amigo, jeigu per tavo važinėjų pildą galiu nusipirkti 50 000, kiek aš turiu? O, tu dieve, aš turiu biški trūksta. GPS-o turiu. Koks telefoniukas. Jeigu aš tiesiog durčiau per čia, įmanoma būtų. Gal aš ne. Kas čia iš vis per Nu. Kelias. Pirmą kartą matau asfaltuotą kelią. Tai aš kaip suprantu, čia yra tiesiog tokia bazė, kuriame mes čia išpilti galėsime mūsų sėklas, kažką tokio. Lauk, jeigu aš tiesiog pasvičinčiau, kai aš su tebu galiu pereiti per traktoriukus. O šitas čia kur randas? Dar nauja lokacija. Matau ten telefoną ir pinigus. Ar ten yra tas, ką aš įsivaizduoju? Ar aš galiu pasimti paskolą tiesiog? Šito žaidimo bus blogiausias dalykas, jeigu man išduos paskolą. Nes jie atgal pinigų nepamatys tikrai. Gal aš bankė turiu kažką? Pala. Aš galiu 200 000 pasiimti? Kodėl pas mane jau 100 000 yra paimta? O jeigu dar pasimsiu? 100 štukų turiu. Ką mes iš vis iš traktorių turime? Nemanau, kad yra man dabar tikslo pirkti kažką. Kame esmė, yra pilna visokių čia dalykų, kuriuo aš neįsivaizduoju, ką jie daro, ką man jų reikia, ar man jų reikia. Vat ką aš žinau, tai jeigu parduotų mašiniuką, mašiniuką aš pasimčiau. Kaip tai nėra mašinų? Jie Bentley turi čia. 2.13 farmingė tiesiog NPC su Bentley's važinėjo normaliai, Nu, ties vidum tai, manau, net ir neužsiėmė nieko, bet tai normaliai su Bentley čia BMW iš vis vairuoja, o aš su šitu lekiu. Čia normaliai gaunas. Šiaip galime pabandyti, kiek aš žinau iš mano atminties, reikia dabar nusimti šitus vytus. Nu, pažiūrėkite į mano pinigus, aš manau, aš galiu tiesiog paimti workerį. Taip, šaunuolis. Tegul jisai mums čia viską padaro, mes biški pasimokinsime prie to pačio, kaip viskas darosi. Ar reikia man jos surinkti su kažkuo, aš neįsivaizduoju. Reikia nubėgti iki mūsų technikos. Jo, reikia įpirkti. Mamutas pabėgo. Nusiųsti kelis dėžes riešutų. Iš kur aš tau gausiu? Nu, sorry, bet aš neturiu tų riešutų tau. Normaliai išgąsdino mane, galvau, kad čia jau prisidirbau kažką. Mes ką iš technikos turime? Kas čia? Man atrodo, žemei reikia. Kas čia? Čia neįsivaizduoju, kas čia neįsivaizduoju. Aš nesuprantu, tas darbuotojas nemoka apsisukti ar kas? Man pinigai eina. Pinigai kas sekundę man eina, o tu apsisukti negali.
Eik iš čia. A, jisai pilnas, ane? Gerai, suprantu. Dabar aš kaip suprantu, man reikia iš kombaino perkelti tas sėklas pas mane į priekabą. Bet ar aš jas, kažin, galiu iš karto ir vežti parduoti kažkur? Ar dar jas reikia kažkaip perdirbti? Duojame čia greitai. Čiks. O, labai gerai. Dabar darom taip, kad aš paimu tiesiog darbuotoją, o aš šitą... Kur tu varai? Jis normalus? Tai O, tu dieve, tiesiog pinigai į vėją su tokiu darbuotoju aš negaliu. Aš ką padarysiu, dabar pabandysiu nuvežti, parduoti. Dar traktorius nieko netraukia. Ar man čia tokį ratą reikia didelį važiuoti dabar? O, aš čia, man atrodo, galiu dar išpilti. Jie dar negali pravažiuoti dėl mano to traktoriuko. Apvažiuoti tai irgi, ne, negalite. Dar vieną su Bentliu. Dar šiaip normalių pinigų ištiek davė. Šiaip žaidimas pats, galbūt žmonėm, kuriems labiau domina tokie labiau nostalgiškos grafikos ir nostalgiškas žaidimas visai gal užeitų. Nes pačios sistemos kaip ir normaliai padarytos, tipo nėra labai, kad blogai kažkas yra. Aišku, lyginant su nauju farmingu, tai, nu... Bet... O, kas čia? Aš neturiu žiovepliuvės. Aš negaliu. Atsiprašau. Kitą kartą. Bet manau, žmonės to laiku, kai išėjo šitas žaidimas, jie tikrai pakaifavo nuo žaidimo. Grįžo aš pas tą. Jau, prisipildė vėl. Eik iš čia, tiesiog pinigus vagi iš manęs. O ką, amigos? Tiek šitam vidosui išbandžiau 2.13 farmingą, seniausią, kuris yra išleistas Steam platformoje. Išbandžiau transportą, kaip viskas veikia, grafikos, pats žaidimas, sistemos. Žaidimas tikrai, kaip jau tokių metų senumo, nėra jau labai blogas, yra tikrai dar vis tiek žaidžiamas. Parašykite, amigos, į komentarus, kokia jūsų yra mėgstamiausia farmingo dalis. Galbūt nueisime mes tą ir išbandysime kitame video, o galbūt tiesiog nueisime ir išbandysime kiekvieną farmingo dalį ir pažiūrėsime, kuri yra geriausia. Nepamirštam, amigos, paspausti laiką, subscribe ir tada kaip visada susitiksime naujose videose.